Niekur nemačiau, ar tu atsakėjai šitą įvykį, kai tave buvo nešvankiai pasikėlę. Jo, paprenkino jie mane kūdos studėm. Jeigu būtų reikėję, būtumėm įpūtę pusantros. Šitą dabar galės kažkaip, malau, galės kažkaip. Man jeigu šitas interneto, man pradės estrogenas gaminti. Nieko negaliu padaryti, žmonėms patinka lingvinio gaminti tą sriubą. Goda, tu tikrai spektrė. Tu seniai, tu spektrė esi. Goda ir visi jos vyrai. Sveiki atvykę į naują Goda ir visi jos vyrai epizodą ir su manim šiandien yra Nedas Imantas, sveiki visi, vyro balsas vaiko kūne ir visi kiti privalumai. Kaip kirpsimės, Nedai, šiandien? Aš šiandien norėčiau galbūt truputį pasilyginti grifką savo, kaip sakoma, tos liaudiškai vadinamasis kirpčiukus, pasilyginti, pasitvarkyti ir pasitrumpinti šonus. Ką tu manai apie mano šitą? Jo, super. Na, pirmą numerą daroma, ne? Šonus. Jo. Kas jūsų plė... What the fuck? Šitam nebuvau pasiruošę, žinokit. O aš dabar galvoju, gal mes einam išsiplaut galvą. Koks puikus pasiūlymas, Nedai? Nuostabu. Karočią. Taip. Ble, dabar reikės. Taip ir sėdėk, bet nebeištrauksiu. Bet sakai, kad atėjusi istorija. Ai, ne, nes istorija, šiaip galiu papasakoti, ką šiandien veikiau. Taip. Mano diena prasidėjo, mes turėjom važiuoti, filmuoti reklamą iki prie ežero tokio, bet nuvažiavam prie to ežero ir pradėjo lyt žiauriai, tai grįžom atgal ir persikėlėm į kitą dieną. Tada pavalgiau rameno valgau 5 kartus per savaitę, esu priklausomas. Tada nuvažiavam su Mindaugu, susitikom su Mindaugu Laskovu, mano bičiuliu broliu, nuvarėm palošėm pūlą, tada parūkėm ant Ozo stogo ir tada nusprendėm, kad reiktų nueiti filmą. Ir kaip du suaugę vyrai mes ėjom į Garfieldo filmuką. Patiko Garfieldas? Mes, karočiui, išeidinėjom jau link mano mašinos, taškus apkujienos, E91, 20 metų, karočiui, 2 litrai dizelis, 105 kW, grandinė gale, panoraminis stogas. Dar bus apibūdinimų? Ne, kam reikėjo tas suprasti. Ėjom link parkingo ir mes pamatėm tiesiog, kad ant plakatą Garfieldo filmuko ir įgarsino Mantas Tonkus ir Giedrius Savickas tą filmuką. O aš esu ten tų filmukų balso aktorių nugykas, man labai patinka, žinai, ten žiūrėti, kas kaip įgarsino, kaip ką, tipo. Ir ten šiaip geras kestas labai lietuvių aktorių įgarsinėjo tą filmuką. Jo. Ir mes nuvarėm su Mindė, prisipirkom bereikiek maisto, atsisėdam žiauriai excited, galvojom, kad tai bus geriausia mano gyvenime. Ir toks šūdinas filmukas. Aš girdėjau šitą, kad labai nepatiko. Toks, ta prasme, yra animaciniai filmai ir yra filmukai vaikam. Tai čia buvo, karočią, filmukas vaikam, tipo. Labai sad, mes pražėm tą visą filmą, paskui nuvežiau Mindę iki Lūkiškių, grįžau į chatą. Tada pradėjau gulėti namie ir tada aš pamačiau video. Nežvengiu, žmonės dar nežino apie ką aš. Aš pamačiau video, kaip guliu rūsos lovai, susidėjęs rankas už galvos, karočiai, išsitiesęs visas ir ant lovos šoka gandras. Ir groja rusišką muziką, tas gandras ratais sukasi ir jis vienu momentu tiesiog pasiema pultelį. Akivaizdžiai norėjau įsijungti kažką pažiūrėti. Ir aš parodžiau Godai, aš manau, kad biškis įstelė, mergas nepasakė, bet tikrai buvo labai juokinga. Jeigu bus galimybė, mes įdėsim video šitą, nes labai juokingas. Turbūt vienas geriausių video, kokius esu. Man irgi vienas geriausių šitas ir aštunkojus. Kas matėte aštunkojų, kur moteris laikė aštunkojų namie, 2 metus šaldikliai mirsi, nes negalėtų sveikinti. Nes jisai nusižudė. Šiandien Godai sakiau, kad Goda turi lengvą autizmą, nes net pažino savo kameros. Savo kamerų junginėje, sako, čia mano kamera, kaip tai gali būti. Man tai labai miela, man labai gražu ir netgi seksualu truputį merginos su kažkokiais defektais. Tau patinka su defektais, būtent. Aš norėjau tavęs paklausti dėl įgarsinimo filmukų. Šiaip mes su tavim esam šnekėję daug apie šitą, bet aš taip ir nepaklausiu tas. Gal pohu buvo tuo metu. Gal galimai tuo metu mes buvom abu, jeigu būtų reikėję, būtumėm įpūtę pusantros. Galimai būtumėm įpūtę pusantros arba 2,5. Taip. Bet pusantros arba 4. Jo, tai aš tavęs norėjau paklausti apie šitą tavo, koks tai žodis? Aistrą. Apie tavo aistrą filmukam ir impressionam, nes aš žiūrėjau tavo TikToką seną ir kaip suprantu, to ir komedija prasidėjo, visas komedijos kelias nuo šitų impressionų ir tų TikTokų, ar ne? Jo, aš jau buvau pradėjęs eiti jau open mic'us, bet supratau, kad reikia daryti ir tos TikTokus, jeigu tu nori kažkaip užsiauginti savo tą atpažįstamumą ir auditoriją kažkokią. Ir man labai, aš atsimenu, aš sėdėjau, mokiausi tada Anglijų dar ir aš sėdėdavau ten kambarį vienas prieš kamerą, pastatęs kamerą ir tiesiog darydavau ten tos TikTokus, darydavau tas pamokas, darydavau ten
visokius apsus, jeigu galėtų kalbėti. Toks realiai tiesiog formatą atradau, kur galiu sakyti one-linerius visokius. Įdėsim čia kokį nors vieną. Jo. Kebabas su pikantišku padažu, pasimatymas visgi. Aš kaimo šaunuolis, buksyras bruolis. Broli, kaip tu taip gerai vairuoji atbulomis? Veidrodėliai, diegai, irem, spiriam, spiriam. Ir vienu momentu aš tiesiog sėdėjau ir tas pirmas impressionų video, tai aš tiesiog būdas sėdėdavau ir šnekėdavau tą kamerą. Visokias nesąmonės, šiaip tiesiog, kas man ateidavo į galvą, žinai. Aha. Ir vienu momentu aš atsisėdau ir aš pradėjau tos balsus daryti, nes tos impressionus tipo. Ir pirmas video tų impressionus yra per vieną teiką padarytas. Ten aš tiesiog sėdėjau ir šaudžiau visus, kas man ateina į galvą, paskui uždėjau tas nuotraukas ir gavos labai, tipo, visai fainas video. Taip. Ir paskui aš padariau ten tų impressionų ir dabar tie balsai, pasivėja man ir komedijai. Man patinka labai daryti tos impressionus, man atrodo, kad čia yra labai geras žanras komedijos, kuris nėra labai populiarus Lietuvoje, nes neturime super daug kažko, kas darytų ten tos impressionus. Jo. Tai man tiesiog labai patinka, smagu, nuo ko tas prasidėjo, tai mes tiesiog savo draugų kompanijai darydavom tos balsus. Visi, žinai, augo matydami tos pačius filmukus ir visą laiką kas nors ateidavo ir pasakydavo filmuką, kokį yra tatūjį ir tada bandydavo padaryti balsą. Jo, aš atsimenu, mes su tavim, kai buvom, man išsprogdino visiškai smegenis, nes atrodo, kad tau pasakai bet kokį filmuką ir tu žinai iš filmuko bent vieną frazę arba monologą. Čia tau atėjo šitas toksai talentas dėl to, kad tu labai daug filmukų esi matęs labai daug kartų, ar dėl to, kad tiesiog tavo yra fotografinė kažkokia atmintis? Nu, aš nevadinčiau jos fotografinę, turbūt jeigu turėčiau fotografinę atmintį, tai aš dabar būčiau milijardierius. Bet aš kažkaip turiu dalyką tokį, kad čia turbūt visi žmonės, mes labai gerai atsimenam tuos dalykus, kurie mums yra įdomus, tipo, žinai. Ir man tiesiog labai yra įdomus tie filmukai ir man labai patinka tie balso aktoriai, man netgi keista, pavyzdžiui, kaip lietuviškai įgarsintas filmukas gali būti geresnis negu originalas, tipo, tokių aktorių, žinai, ir yra tokių pavyzdžių ir tikrai ne vienas. Kaip Garfieldas, pavyzdžiui, senesnis Šapra. Tai praktiškai viskas, ką Šapras įgarsino, yra geriau, žinai. Tai va, bet tiesiog aš kažkaip tos dalykus atsimenu. Ir man tiesiog, aš būna kartais vieną kartą pažiūriu ir aš atsimenu kažkodėl, žinai. Tu šiek tiek esi jau užsidėjęs vieną impressioną, vieną etiketę, tai Maybach'o. Taip. Kaip, pavyzdžiui, tau visi žino tave kaip žmogų įgarsinantį Maybach'ą. Tau pačiam, pavyzdžiui, neužkniso jau, nepavargęs esi nuo šito? Priklauso nuo situacijos, žinai, pavyzdžiui, man ten daryti Maybach'o parodiją per kokį stand-upą, kur yra, pavyzdžiui, geras bitas labai, po kurio ten žmonės labai juokės ir ploja, tai man patinka iš tikrųjų, nes čia yra, tipo, geras impressionas, čia geras bairis yra. Bet jeigu ten būna kartais prieina kas nors ten tipo ir sako padaryk Maybach'ą, tai toks man jau biškiai atsibodo įdaryti. Ai, būna, kad sako padaryk tiesiog Maybach'ą? Jo, man patinka daryti, kai aš noriu daryti, arba daryti ten tą, pavyzdžiui, sakau, komedijų stand-up'e, tai čia nėra tiesiog, kad aš jo balsu kalbu, žinai, ten aš darau bitą kažkokį, ten tas jo personažas kažką daro, tipo, kas yra juokinga, nėra, kad aš tiesiog ateinu ir pasakau kažkokią frazę. Podcast'ai jau biškiai atsibodo, podcast'ai jau stengiuosi labai retai traukti, jeigu jau matau, kad gal biškiniai reikia gauti kokį vieną kitą didesnį juoką, tai žinau, kad čia yra saugus dalykas, bet jeigu yra gera vieta ir laikas, tai aš manau, kad ta parodija, jinai visai gerai susižiūrė. Aš pamenu, kad buvo laikas, kai tu jau atrodė, kad nebeišeis iš to personažo, ta prasme, kaip aktorius, žinai, kur tipo nebežinau, jis toks. Ir atrodė, kad tu jau visiškai į šitą, tai dabar tu pabiškai atrodo išeidinėjai iš šito. Jo, aš tiesiog, man buvo juokinga ir aš kažkaip negalvodavau, kad čia kažkam labai rūpi, tai galvodavau darysiu aš ką noriu, bet paskui pastebėjau, kad daug žmonių pastebi, gal ne visiems limpa ir aš čia ne tiek gal kad taikaus prie jų, kiek gal atsižvelgiau į jų nuomonę. Pamačiau, kad tikrai biški daug buvo vienu momentu, tai stengiuosi dabar mažiau daryti. Šiek tiek buvo per daug. Jo, nes būdavo ateinas Nedu pasveikinti ir jis tiesiog tik Maybach'o balsus tam. Nes juokinga. Dimaskas, prikolis. Mesgi, profesionalus juokautojai. Tu apskritai esi komedijai, man atrodo, nežinau, pataisyk, jeigu yra dar tokių žmonių, bet tu atrodo esi greičiausiai iškilęs jaunas komikas iš visų, ar ne? Nežinau, tipo galbūt atsižvelgiant į mano amžių, tai būtų galima sakyti, bet jeigu per tą laiko prasimušimą, tai aš manau, kad ne, gal, kiek aš dabar užsiemu komediją apie 2,5 metų, tai aš manau, kad koks Jasaitis turbūt panašiai prasimušė ir dar aukščiau pakilo, iškart pasileido specialą savo, kuris labai gerai nuėjo. Aš manau, kad yra tų pavyzdžių, bet kad man sekasi visai greitai ir visai gerai, tai aš kaip ir pripažįstu ir labai džiaugiuosi dėl to man. Taip. Aš labai be galo dėkingas esu už tai, kaip visata sudėlioja man dalykus, žinai, kad aš galiu daryti tai, kas man patinka, kad aš galiu daryti tos balselius visokius, ar ten pasakot bairius, ar daryti podcastą, kalbinti įdomius žmonės, ar galų gale sėdėti pas Godą Ančiuką Ančiukaitytę ir būti kerpamas jos. Tai taip, pragyvenimai. Taip. Kas, manai, padarė įtaką, kad tu būtent, nes yra žiauriai daug jaunų komikų, kurie irgi nori iškilti,
bet kažkaip tau atėjo šitas, aš net nesakyčiau, kad čia sėkmė, tiesiog buvo tavo kažkoks tai skirtumas, tavo darbas. Kas buvo, kaip manai, čia šitą vietą, kas tau padėjo labai? Jo, geras klausimas, aš manau, kad daugiausiai įtakos bet kokio žmogaus sėkmiai turi jo įdėtos valandos, tai kad ir ką tu gyvenime darytum, ar tu būtum, ar tu nori būti mokslininkas, ar tu nori būti amatininkas, ar tu nori būti menininkas, tu vis tiek, ar sportininkas nori būti, viskas vis tiek atsirems tai, kiek tu valandų esi sudėjęs. Žmogus, kuris yra sudėjęs daugiau valandų, dažniausiai bus geresnis toj srity, nekalbant ten apie kažkokius super išskirtinius talentus. Bet aš kažkaip tiesiog labai man patikdavo stand-upin, manęs visiškai negazdindavo tie žmonės ir aš labai greit susidėjau labai daug valandų, nes atėjau į komediją tokiu metu, kai tu galėdavai lipti per savaitę ten 6 kartus, žinai. Taip. Ir aš ir lipdavau tos 6 kartus ir, žinai, ten per 2 metus, kai užlipiau 500 kartų, tai atsiranda tie sugebėjimai. Dar padėjo, aš manau, kad motyvacija, aš niekada nelabai ten siekiau kažkokį tapti komiku, žinoma, ar dar kažko, bet aš tiesiog labai gerai daryti komediją, pasiekti aukštą komedijos lygį. Ir aš manau, kad čia, žinai, tokia motyvacija, kuri labai greit neišdega tau. O jeigu tu nori būti komiku, nori ten tų skaičių, kažkokių followerių ir pinigų, tai tas nelabai motyvuos tave, kai tu, žinai, ten žiauriai bombinsi arba kažkas nepasiseks tau labai, arba tiesiog įvyks kažkoks, labai blogas dalykas tavo karjeroj tuo metu. Jo, jaučiu, komedija nelabai yra tas sritis, kur reikia dėl šaibų, žinai. Jo, jeigu pinigai tavo motyvacija, tai čia yra blogai, bet iš kitos pusės, žinai, jeigu tu labai gerai darysi komediją, tai savaime su to ir pinigai ateis, aš manau. Tai čia reikia stengtis žiūrėti, ta prasme, norėtų užsidirbti čia normalu ir žmogiškai, ir visi mes tiek to norim čia. Nežinau, aš nepažįstu nei vieno tokio vienuolio, kuriam nuoširdžiai nereikėtų nei centų ir jisai, žinai, galėtų kvėpuoti ir gyventi visatos energiją. Bet, nežinau, man patinka, žinai, nueiti su kokia draugė, kokią gražią vietą, ar nuvažiuoti kur nors atostogų, ar galų galę tiesiog turėti pinigų, kuriuos aš galiu kokį video suinvestuoti. Jo, bet esmė, kad čia nėra to pagrindinė motyvacija. Jo, tai aš manau, tas padeda. Ir paskui, kai tu atėjai į komediją, pradėjai stand-upinti tiesiog, ne? Užlipai stand-upus ir tau iškart gerai sekės, ta prasme, iškart ar buvo bombinimų iš pradžių? Jo, tai buvo tas atvejis kaip ir visiems kitiem. Pirmas gerai, antras blogai. Pirmas, žinai, ateini susijaudinęs, susikaupęs, o antrą jau galvoji, kad esi pasaulio karalius, kad supranti viską. Čia kaip visiems. Jo, tai kaip visiems, o tas mano kelias tai buvo toks labai paprastas ir žmogiškas. Aš manau, turėjau už to potencialą ir iš pradžių, manau, kad gerai sekės. Kai gerai pasisekdavo dėl to, kad nelabai bijodavau, sakau, tų žmonių ir ta scenos kalba kažkaip atsirado pakankamai greitai, bet buvo ir tų blogų kartų ir tokių, kur jau, žinai, visiškai tyla stand-upinį, kur ten žmonės šnapždasi tarpusavį, kaip blogai, bet čia viskas yra, žinai, darbo dalis, tai va, ten, kas mane ilgiausiai pažįstas, ko mes pradėjom, ten koks Vizgirdas, Kristoforas, tipo, tai mesgi visiškai su jais, jie mano pirmus pasirodymus matė. Tai va tas gerai buvo. Gal man būtų galima nuvalyti veidą, aš to čiaudėsiu. Aš ar nemačiau. Ten buvo tas švelnesnis, tu specialiai paimi. Tas nešvelnesnis? Ne, lygiai tokia patys. Na gerai. Skauda? Ne, what the fuck. Kas tu? Dabar nori mane padaryti užgaidį prieš visus, kad man skauda nuo šepetėlio. Įskaudinta šepetėlio. Dabar galės užkirpti, malau, galės užkirpti. Man jeigu šitas internetą, man pradės estrogenas gaminti. Gerai, jo, pamėtis to filmuku. Bet aš sakau, aš tu biški hypini mane, aš nesu ten labai geras. Jis labai geras. Bent jau tada, kai būtumėm pūtę pusantros, man atrodo, labai geras. Gal dėl to yra. Man atrodo, čia geriausias dalykas, ką aš buvau mačius apskritai. Gal čia dar dėl to, kad gerokai kaušio buvome galimai. Galim greit šaudyti ir varom. Šrekas antras. Širekas antras, man atrodo, iš Šireko yra, kur atbėga į pasilas ir sako, o ryte aš iškepsiu vaflių. Taip. Jo, šitas yra. Ok, ratai. Ratai? Jo. Karalius privalo baigti savo paskutinėsias lenktynes. Nu čia geriausias dalykas, žemė, blėt, jeigu čia nėra jau... Ar jūs girdėjot? Dokas 3 kartus laimėjo didžiąją taurę. Primyžo į taurę? Broli, kaip tu taip gerai važiuoji atbalomis? Veidrodėliai. Ei, ar tik tatuškė ten pas tave? Pastebėjai. Ilgo plauko istorija. Eugenijau. Raiderį. Jo, yra dar ta labai gera vieta, kur jie dainuoja bare apie savo svajonės ir čiuvakas, kai čia groja su kabliu. Taip. Labai. Žiedė nuostabu. Jo. Va, tai ir tu žinai. Čia mano vienas mėgstamiausias. Čia visi, aš manau, kad žinai. Mama, artėja mano gimtadienis ir aš labai norėčiau pamatyti žibintus. Kokius žibintus? Tai juk žvaigždės. Ai, Garfieldas. Garfieldas?
Labas visiems, aš esu Breiko karalius. Jeigu jūs sugebėjot padaryti šeiminę lazaniją, galite padaryti ir jį. Kelnes! Smidį! Mano baseinė plaukioja antys. Tai gal man pakalbėti su jom? Pakalbėk. Letroškinį? Letroškinį, blėd, jo, vienas mėgstamiausių filmukų. Emili, ką tu čia valgai? Nežinau, turbūt koks nors viniotinis. Tu nori pasakyti tas pavainikis Gusto sūnus? Jie nori maisto, kurį pagamino lingvinis? Nieko negaliu padaryti, žmonėms patinka lingvinio gamintą sriubą. Bet čia mes augdami šitus darydavom visus su draugeliais, ta prasme, aš turiu. Bet čia šitas, ta prasme, čia jaučiu nėra tiek... Tokio įspūdžio nedaro žmonėm, kurie nematė yra su šitų įgarsinimu, nes aš šitą labai gerai atsimenu Letroškinio ir čia visiškai identiškai. Jo. Tai va mes šitą darydavom irgi, augdami šitą filmuką, daug frazių iš to tipo. Gaminti gali visi. Aš norėjau tavęs kaip tik klausti, ar galvoji įgarsinti filmukus? Jo, galvoju, kad nors atsirastų galimybė, sakau, aš per daug to aktyviai turbūt nesieksiu, nes, kad tu gautum tų įgarsinimo gigų, ten vėlgi, kaip ir visur kitur, ten reikia susidėti savo valandą, žinai, susipažinti su visais, turi gauti mažesnių darbelių, pradėti gal nuo kažkokių reklamų, gal dar nuo kažko, ir tada vėliau galbūt tu gausi kažkokią progą visus pažinodamas ir kai jie žinos tavo duomenis, tipo, gal ir galėsi, bet sakau, tipo, man, matai, aš nesu aktorius, aš moku fonetiškai atkartot, kaip skamba, tipo, bet aš ne, man pavyzdžiui, jeigu pasako ten, va šitas personažas yra rūstus, tipo, ir tu turi emociją kažkokią. Ir tau sukurti, jeigu reikia, tau sunkiau. Aš galiu tiesiog, tipo, jungti personažus, kuriuos ten girdėjau savo galvoj, kokius, žinai, tipo, ten jeigu reikia pikto personažą, tai tu gali padaryti kokį ten tailungą iš Kung Fu Pandos, žinai, jisai bus piktas, tipo. Fonetiškai, sakau, aš galiu ten, tipo, visus ten Simpsonų filmą irgi atsimenu, ble, labai gerai, kur, tipo. Blogiausia diena tavo gyvenime. Taip, blogiausia diena tavo gyvenime. Kol kas. Jūs negalima žudyti, juk su drabužiais. Bet jeigu mus nušausi, niekada nesužinosi, kur paslėptas lobis. Koks lobis? Lobis aš Pimpalas. O aš Rastas Kargilas. Epiavalas. Gerai. Epa, kas tai galėtų būti? Galiu garantuoti, kad tokį garsą leido Batmanas pro langą pataikęs į moterų tualetą. Epa! Geras, bet atrodo pasąmonė yra šitie žodžiai. Aš mačiau, kad aš nežinau, ar tu turėjai galimybę atsakyti iš šitą, nes niekur nemačiau, ar tu atsakėjai iš šitą įvykį, kai tave buvo nešvankiai paskėta. Jo, aš esu kažkur, man atrodo, esu apie šitą kalbėjęs, galbūt pas Omantą, paprenkino jie mane, kudos studem, labai gerai padarė, žiauriai gerai suorganizavo, tikrai labai gerai apipiskę padarė. Kontentas irgi geras, maniem mačiau labai patiko, tai dėl šito zaibys, aš biškį nuliūdau, aišku, žinai. Jaučiausi gana kvailai, bet dabar mes kažkaip, tipo, jau su jais susitaikė, tipo, viskas all good. Nu, kaip susitaikė, aš nustojau gal ožiukus rodyti. Tipo. Buvai supykęs biškį? Jo, buvo tikrai biškį liūdna, žinai, bet dabar tai kaip ir viskas zaibys, o dėl tų įgarsinimų, tipo, tai aš parašiau jiem, davė man to bičiuko kontaktą, tipo, aš tą bičiukui parašiau, kad mane domina, jeigu bus galimybė, kad parašytų, tipo. Tai tiek, tai, jeigu kada nors bus, tai kada nors bus, bet sakau, čia yra toks labiau side gigas man, tipo, žinai, aš noriu vis tiek pirmą komedijai, tipo, daugiau laiko ir pastangų dėti. Taip. O jeigu sakau, jeigu kada nors netyčia bus kažkur, kur tas mano balsas ar tie, kad ir kokie dabar būtų sugebėjimai, kur nors rastų vietos pasaulio, tai tada aš labai maloniai tą padaryčiau man. Garsinti tos filmukus yra žiauriai kietas dalykas. Taip, čia žiauriai kietai yra. Geras, aš per tą video tave, tu tokiam kitom spalvom pasirodė, žinai, atrodo, kad labai nuliūdęs buvai ir kad labai, tipo, supykdė, žinai, ir kad neleidai kelti to video. Labai nuliūdęs, nes, blem, aš visiems man parašė, tipo, ir aš visiems pasakau, mamai savo pasakau, draugam, sakau, sakau, jūs nepatikėsit, kas buvo, sakau, aš karočią primės per podcastą pasakiau ir man iškart parašė, sakau, čia pizdačia, sakau, tu čia kuro dievulis mane palaimino, žinai. Jo, ir aš, tipo, belė kaip džiaugiau, žinai, tipo. Atvariau, tipo, ir aš labai nuoširdžiai stengiau, žinai, tipo, ir jaudinaus, ir tiesiog pasijaučiau kvailai, žinai, čia toks kaip, kur atrodo, tipo, gražiausia panašūliai tau pasiūlytų, tipo, atvaryti susitik, žinai, tu atvarai su jais susitikti, o paskui, tipo, atvaro draugelių ir sako, čia prenkas. Ir toks,
blemba, aš dabar tiesiog, tipo jo, prankas geras, bet man tiesiog liūdna dabar. Dar kad išpasakai visiems, žinai, pasigėri. Jo, tai va tas, aš atsimenu, išėjau už ten, sėdėjau mašinį pusę valandos, niekur nevažiavau, tiesiog sėdėjau pro langą žiūrėjau. Bet, žinai, jeigu čia yra kaina, kurią man reikia sumokėti, kad aš galėčiau daryti, ką noriu, tai aš manau, kad aš tikrai negaliu skūstis ir sakau, maladėt, jie gerai padarė, prankas geras, jo, tai aš manau, kad neturiu teisę šiek grūzintis ar liūdėti. Ir galų galę, žinai, praėjo tas, biškį pavydėjau, pagrūzinau, gal čia dar mano amžius tas prisideda šiek tiek. Bet šiaip sakau, aš absoliučiai dabar jokio pykčio ar kažkokių neigiamų emocijų nelaikau, jie ką daro labai gerai ir manau, kad yra šaunuoliai dėl to. Labai šiaip normaliai šnekam, aš nuoširdžiai tikėjausi, kad tu daugiau klausi manęs apie šūdus. Ne, man patinka, kai atsiveria žmonės iš kitos pusės, žinai, nes aš tavęs negirdėjau taip kalbant, žinai. Ir gal kiti žmonės negirdėjo. Ten tą podcastą, kur mes darom, ten mūsų darbas yra būti juokingiem, žinai, ten niekam ten nuoširdžiai neįdomu, kokie yra ten to mano jauno žmogaus pasaulėžiūra, ar ten kokius išgyvenimai, mano dar kažkas, žinai. Mano darbas ten yra tiesiog padaryti juokingą turinio vienetą, kad žmonės galėtų po sunkios darbo dienos, ar važiuodami į darbą, ar tiesiog kažką darydami įsijungti ir turėti gerą laiką, žinai. Tai aš manau, kad galbūt vieną dieną šitas pasikeis, žinai, taip pat, kai mes kokio Giedriaus Savicko išminties dabar klausom ir bičias pasakoja belė kaip įdomi ir tai galbūt man po labai daug metų irgi bus toks etapas, kai jau turėsiu daugiau ką papasakoti, o ne tik pajuokaut galėsiu, bet kol kas mane žmonės žiūri ir žmonės man leidžia turėti tokį gyvenimą dėl to, kad aš darau juokingus dalykus. Tai aš manau, kad būtų nesažininga man dabar savotiškai iškilt, darant juokingus dalykus ir tada pradėti kažkokią savo pasaulėžiūrą grūž žmonėms, žinai. Taip. Aš taip nenorėčiau daryti ir kol kas aš esu savo vietoj, kai reikia darydamas tą Maibachą ir darydamas juokingus dalykus, darydamas juokingus, kurie man dalykai yra juokingi. Tipo. Šiaip šitos epizodas aš niekada nepušinu nuotaiko, žinai. Tipo, kaip gaunas nuotaika, taip ir šnekam, žinai, tai visokių epizodų buvo ir kur žiauriai žvengiam su jais, buvo kur rimtai šnekėjom. Tai matyt taip suvaibinam šiandien. Tai mes tokie rimti, ne? Kad mes tokie rimtoriai. Tu Goda pasakyk man, kokia tavo svajonė? Mano svajonė? Taip. Nežinau, man dabar atrodo, kad aš labai dabar gerai gyvenu. Aš žinai, kaip jaučiuosi dabar. Kaip, žinai, Titanic'e, kur buvo tas paskutinis aukštas, kur tipo varguoliai visi alų geria. Jo, bet jiem buvo žiauriai smagu. Tai aš dabar taip jaučiuosi, aš neturiu pinigų iš vis, bet man žiauriai linksma dabar yra. Tai gerai, tu esi dugne, tu esi ten, kur mes esam. Taip, ir aš labai dabar mėgstu, ką darau, man labai dabar viskas patinka ir aš norėčiau, kad visada tai būtų, tik jeigu šaibų dar turėčiau, būtų labai gerai. Bet šiaip tipo, bet nebūtina. Aš šitus metus, man atrodo, prisiminsiu kaip pačius smagiausius metus. Vis laik pagalvoju, jeigu dabartinę aš pakalbėtų su praeitų metų manim, tai nepatikėtų nei vienu žodžiu, ką sakau, nes visas gyvenimas šiais metais apsivertė visiškai 108 laipsnių ir visiškai nesitikėjau. Tai net jeigu parodytų 23 metų man, parodytų ištrauką 3 sekundžių, šito viso seto ir ką aš dabar darau, visiškai neįtikėtina būtų, aš sakyčiau, nesvaikit, žinai. Tai dėl to aš dabar nelabai galvoju apie kažkokias dar svajonės. Nes man dabar, aš noriu pagyventi šitam, žinai. Labai gražu, labai gražiai mintis. Pasimėgui. O grįžtant prie tavęs, tavo vienas stipriausias šių projektų dabar yra, stipriausias projektas to yra Bazaras. Bazaras. Jo, ilgiausias ir sėkmingiausias turbūt. Okay, o kaip sugalvojate to? Nes šiaip tokių projektų yra žiauriai daug ir tipo, kodėl jūs galvojat, kad jums šitas, kad jums paės? Iš tikrųjų, šiaip gerą mintį pasakyk, kai pradėti gilintis, atrodo, jeigu ten, žinai, per daug nežiūri, tai atrodo, kad tų podcastų Lietuvoje yra kokie 6, žinai. Bet kai pradėti žiūrėti, pas mus yra koks 100 podcastų ir yra podcastų, kur 500 peržiūrų. Be proto daug. Into the void. Jo, labai daug. Jeigu pradėti gilintis, tikrai yra daug, kurie dar gal ne taip pasisekė ar ne tiek daug peržiūrų renka, bet kodėl mums, kaip mes nusprendėm, tai mes tiesiog su Vizgirda. Visi komikai, jie grupuojasi maždaug tuo metu, kai pradeda, žinai, kaip Komunija visi susibūrė, kai pradėjo, Rifas susibūrė, kai pradėjo, žinai, ten Markas su Viktoru irgi, žinai, vienu metu karočią kamapino. Tai mes su Vizgirda tuo pat metu pradėjom, žinai, eidavom jau per maikus, pamatydavom kiekvienas kitą 5 kartus per savaitę, tapom gerais draugais ir nusprendėm, kad kartu norim daryti kažkokį kontentą. Ilgesnį kažkokį testinį turinio vienetą, nes mes jau prieš tai buvom padarę ten Tinderį gyvatą. Dar ten porą kažkokių video. Teisingai. Bet norėjom daryti kažkokį testinį turinio vienetą tam, kad mes galėtumėm augintis auditoriją, kuri galbūt vėliau norėtų ateiti mūsų stand-up pasirodymus. Nes viskas, ką mes darom internete, yra tam, kad mes vėliau galėtumėm stand-upinti, žinai. Čia mūsų pagrindiniai yra aistra ir amatas.
Ir mes pradėjom galvoti, ką mes čia galim daryti, podcastą gal, bet paprastų podcastų jau daug yra, nelabai mes ne kažko išsiskirtumėm. Nusprendėm daryti su gyva publika tos podcastus, taip. Tai toks ir gavos, tokių nelabai yra, ne? Tokių pasikalbėjimų bet kitokie pasikalbėjimai daug didesni, žinai, ten didesnis, daugiau žmonių būna, šiaip jis toks gal labiau pompastiškas. Įpareigojantis labiau šiaip. O pas mus yra toks line-up'e, karočią, bare, tu atsisėdi, svečias išgeria vieną kitą liuką, mes žvengiam, prisirašom ten visokių žaidimų, bitų, bairių, klausimų, šiaip būna vaibinam, improvizuojam, žinai. Ir kažkaip padėjo mums labai tas, kad mes atėjom iš komedijos backgroundo į tą YouTube'ą ir pažinojom visus tos komikus, žinai, jau, tai pas mus ateidavo ir kaip pas tave dabar ateina, žinai, tai pas irgi ateidavo, nuo pat pradžio atėjo ir Emilis, ir Grimalis, ir Kislekas. Kad padėtų pradžio. Jo, ir tiesiog pasakėm, kad darom, ar norit ateiti pas mus svečiais pabūti ir visi palaiko pas mus komedijų įrašytą, žinai, kad aš ateinu pas tave, tu ateini pas mane, mes neimam vienas iš kito pinigų, bet mes padedam vieni kitiem, nes nuo to geriau, žinai. Kuo mes daugiau turim projektų, tuo daugiau mūsų žmonės gali pamatyti. Pamatys mane pas mane, kažką kitą pas mane pas kažką kitą. Ir mūsų šitas ratas, jisai taip ir sukasi. Šiaip jo, labai ta pati komedijos bendruomenė žiauriai draugiškai yra. Nu, tipo, iš to požiūriu, kad visi viską skolina, visi viską duoda, tik jiems daryti. Čia yra, žinai, visi yra suinteresuoti, kad visi darytų kuo daugiau, tipo. Čia yra ir iš to draugiškumo, bet aš manau, kad čia yra tiesiog racionalaus kažkokio požiūrio, žinai, iš verslo pusės. Čia visiems apsimoka, kuo daugiau yra žmonių. Dėl to, pavyzdžiui, ambicingus jaunus žmonės komedijų, dėl to labai priema visi ir myli, taip pat ir mane priėmė ir mylėjo, žinai, ir dabar gerai sutarėm su visais. Jo. Nes, žinai, sugalvojame, mes kažką pasikeičiam, kažką pas mus, kažką pas kitus, žinai, sukūrė kažkokį projektą. Kiti gali ateiti nieko neproducindami, žinai, pabūt. Tai aš manau, kad čia yra gerai. Kuo daugiau yra žmonių, kurie daro kažką, tuo yra geriau visiems. Konkurencija yra labai gerai visiems, kas stengiasi, aš manau. Jo, tu jauti konkurenciją didelę komediją? Ne. Aš manau, kad mums užtenka vietos. Aš labai gerbiu visus, kas ką daro, žinai, ir būna gal toks, kur pamatai, kad kažkas padaro kažkokį didelį kietą dalyką ir tas tave pats motyvuoja, žinai, kad aš irgi noriu gal, bet tokios kažkokios konkurencijos, kad mes gal lipam vieni kitiem ten ant batų, žinai, ar dar kažkas, aš manau, kad tikrai nėra. Vietos užtenka. Geram turiniui visą laiką užtenka vietos, žinai, čia kaip filmai geri. Taip. Jeigu išėjo vienas geras filmas, tai nereiškia, kad kitas geras filmas nublanks prieš jį, tiesiog pažiūrės vieną filmą, paskui pažiūrės kitą, žinai. Taigi pas mus nėra kažkokių ten įvertinimo ar Oskaro ar dar kažko, kad per metus tik vienas komikas gali gerai pasirodyti, žinai. Taigi visiems gerai sekas, pažiūrėk, visų podcastai važiuoja, visų projektai važiuoja, visų stand-upai važiuoja, visi, kas stengiasi, tam gerai sekas, aš manau. Koks dabar, pavyzdžiui, tavo planas būtų, ar žadi dar ilgai bazarą žada daryti? Aš manau, kad aš tai norėčiau, man tai absoliučiai neatsibodo, man be galo patinka, man labai patinka tas vaibas, man patinka ta energija, kurią mes ištraukėm iš svečių, žinai, tu gali pamatyti svečius labai neformalioje aplinkoje, tu gali, pavyzdžiui, Merūną, kuris yra operos solistas, pamatyti pas mus bazarę su mumis ten geriant kokį tekilą ar jėgerį. Ir apie pedofilų šnekant. Jo, ir mes prikolinam tokiom temom ir mes kažkaip esam jau pasidarę tą savo, užsidėję tokį skydą savo, kad kadangi komediją mes prikolinam ir mes galim sau leisti apie viską juokauti. Taip ir yra, mes apie viską ir juokaujam, bet mes nesulaukiam ar kažkokių pretenzijų, ar dar kažko, žinai, žmonės supranta mūsų visą vaibą, supranta, kad mes juokaujam, mūsų darbas yra prajuokiant. Nenorim nieko žaisti, jeigu kada nors kažką įžeidėm, mes atsiprašom, aš niekada nenoriu nieko, žinai, žaisti. Tiesiog, jeigu įžeidžiau, tai nusorik, bairis gal nesuėjo, žinai, bet tai tie bairiai kaip... Viskas dėl komedijos šitą. Kevinas Hartas, man atrodo, kažtai yra pasakęs apie bairius, kad tiesiog, tipo, gniuždai šitus sniego kamuolius ir mėtai, tipo, ir vienus pataikai, kitų nepataikai, tipo. Tai jeigu nepataikiau, tai sorry, čia tiesiog buvo blogas bairis, bet čia nėra, kad mano su to blogu bairiu kažkaip keitėsi visa intencija ir aš čia norėjau kažkam į kastą įžeisti. Tipo, aš atsiprašau, jeigu kas nors kada nors įsižeidžia, mano motivacija yra žmonėms džiaugsmą ir juoką nešti skleidžiant. Dievuliu. Nedaryk, kad aš būčiau mielas. Gerai, karoči, dabar toliau. Va toks, pažiūrėk, kokia dydžio ranka kameros atrodo. Ui, tu tikrai nesuveika. Gerai, šitą neiškirpau. Palikite šitą internete, kur aš atrodo didelis. Smagu, viskas, tas bazaras gerai sekasi, man labai patinka tas projektas, aš džiaugiuosi, kad gaunu pabendrauti su tai žmonėms, žinai, kuriuos kadaise dar nieko nedarydamas tik matydavau ekranuose ar dar kažkur. Tai dabar jau jie atvaro pas mus ir mes kartu padarom kokį juokingą turinį. Tai aš esu vėlgi be galo dėkingas. Manau, kad man labai pasisekė, jeigu kažkas prieitų prie manęs ir pasakytų, kaip man padaryti tą patį, nu aš sakau, tikrai nežinau, žinok. Nu, tipo, žinai, sakyčiau tą patį, ką turbūt visi pasakytų, kad reikia stengtis, ten daug dirbti, bet aš nežinau, ar aš atkartočiau tą patį, ką aš padariau. Aš manau, kad buvo daug ir sėkmės kažkurioje vietoje, žinai, kažkas gerai sukrito, gal vietoje ir laiku, tipo,
Gerą vietą, gerų laikų atsidūrė, tiesiog geriausių gerų laikų atėjai labai. Jo. O po bazaro yra dar minčių kažkiem kitiem projektam? Nu, šitą ar podcastas seniai yra? Tai bazaras, aš manau, kad jis visą laiką bus. Galbūt ir... Aš norėčiau, kad jisai būtų ir aukti, nes vis tiek čia toks kaip mūsų kūdikis, kuris labiausiai tos žmonės ir sujungia, žinai. Ta prasme, vien tas mūsų pavadinimas, jis kiekvieną kartą skanduojamės jį per podcastą, žinai, sakom bazaras ir žmonėms smagu ir fainas vaibas. Tai aš norėčiau, kad šitas išliktų, aišku, be abejo ir stand-upas yra svarbiausia, kad būtų. Tai šiuo metu pasirodom su Deividu. Manau, kad su Deividu pasirodysim dar tikrai kurį laiką. O paskui nežinau, kas bus ateityje, kai bus tada žiūrėsiu, žinai, gal kada nors solo, gal toliau su Deividu būsim, gal dar kažką, žinai, gal su Deividu ir solo dar šalia, žinai. Dėl šito kol kas aš tengiuosi per daug neapsikrauti. Deividas visur yra. Jo, tai mums su Deividu, žinai, tiesiog mums su juo gerai einasi ir gerai sekasi. Aš manau, kad kol mums sekasi gerai, tai tą galimybę reikia griebti už ragų, žinai. Paskui pamatysim, galbūt išsiskirs mūsų kažkokie ar vizijos, ar norai. Tai va tada ir spręsim, o kol viskas gerai važiuoja, tai aš manau, kad reikia važiuoti, žinai. Tai dėl to negalvoju, dėl kitų projektų, tai va, kur tą dariau dokumentiką apie Maybachą, norėčiau tokių dar padaryti porą. Tai labai, bet pajašti, labai gerai dokumentika. Labai kaip iš viso to idėja atsirado, tipo, tau atsirado, tu norėjai anksčiau su Maybachu daryti kažkokį turinį. Jo. Ir kaip tik... Ir va, taip pasitaikė tokia proga, žinai, kad aš kažkaip turėjau to laiko, mes sėdėjom su Mindaugu Laskovu, mano bičiuliu. Ir vienu momentu sėdėjom, valgiam rameną ir aš pasakiau, sakau, blema, sakau, reikia žinai ką, sakau, varom iki Olandijos, sakau, parsivešim Maybachą. Sakau, čia 3 dienos, sakau, bet čia belia koks kontentas bus. Tai šokom į mano mašiną, atsimenu, buvo sekmadienis tada, tai susiplanavom, aš susirašiau su Laurinu, karočią, viską susitarėm, tipo, nuvažiavom į Kazlų Rūdą pasirodėm Kazlų Rūdoj ir aš, karočią, aš pirmas lipau, daviau Deividui pitaką, atsisveikinau, šokom į mašiną su Mindy ir išvažiavom iškart tiesiai į Olandiją, karočią. Bet čia insane, skamba kaip tiesiog bedarbi dieną. Jo, tai mes ir esame bedarbi, mes ir darom tokias nesąmonės. Tai per vieną dieną nuvažiavom į vieną pusę iki Olandijos be sustojimo. Eina, savo. Pamėgojom jo iki Hagos nuvažiavom, pamėgojom porą valandų Diegane, nuvarėm pasiimti juos, pasigliučinom visą dieną Amsterdame, kitą dieną jau pradėjom filmuoti, filmavom, kaip važiavom iki Zoologijos sodo, Berlyno, viską matėt video, tai buvo smagu. Aš buvo biški toks Don't Meet Your Heroes momentas, žinai, bet čia buvo smagu, aš labiausiai sakau, džiaugiuosi, kad aš išpildžiau tą idėją, žinai, kad mes sugalvojom ir padarėm, nes aš žinau, kad aš 100% būčiau gailėjęs, žinai. Taip, ir būtum galvojęs, koks geras. Tai man jau geriau, žinai, kad ir kaip tas dalykas nutiktų ar įvyktų, čia apie bet ką gyvenime kalbant, man geriau jau sufeilint, bet nesigailėt, žinai. Tai čia šitas mąstymas šiaip turėjo to labai padėti komedijoje. Jo, tas aš manau, kad kadangi aš jaunas labai, aš nelabai bijau klyst, žinai, tai aš sufeilinsiu, pasimokysiu, žinai, kas blogiausia, kas gali nutikti, nu tai tipo, aš žinau. Apsijuoks. Bet ir tai net nemanau, kad apsijuoks, aš nuoširdžiai galvoju, kad jiem žmonėm pajibati, visi žmonės turi savo gyvenimus. Niekas dabar neguli lovų ir negalvoja, oi, pizda, kaip čia nedazimantas. Kaip prieš pusantrų metų. Aš niekam neįdomu, žinai. Tai aš manau, kad toks požiūris irgi dar padeda, žinai, kad tu tiesiog nesėdi ir negrauži savęs. Nes žinai, kad visiems paibatinti tavęs. Visi turi savo gyvenimus, visi turi savo problemas. Tai aš visiems, kas žiūri ir galvoja kažką gal apie komediją, tai siūlyčiau. Jeigu norit, eikit darykit, nes jeigu vieną dieną pagausite tave, kaip gulit lovai, žiūrit į lubas ir gailitės, bus tikrai daug blogiau negu pastovėt ant scenos 6 minutės ir žmonės nesijuokia. Koks skirtumas, vis tiek malodėt, kad darot, malodėt, kad bandot. Ir pamirš visi. Va būtent. Visi pamirš. Nes aš lygiai taip pat jau su tokiu pačiu mąstymu. Dabar darau podcast. Nu va, prašau, Godančių Kaitytą. The one and only. Tu labai jaunas esi, tai tu esi dirbęs civilių darbų kažkokių? Taip, aš esu civilių darbų, vis dar kalbylį kariuomeniai būtum 8 metai. Aš esu dirbęs padavėjų 2 mėnesius ar 3, visą vasarą beveik. Ai, per vasarą? Jo, ne, Palangoj. Mes dirbom Palangoj ir mes gyvenom tokiam kempingė Palangoj. Turbūt geriausia vasara mano gyvenime. Aš visą laiką, aš sėdėdamas belikiek laiko dirbdavom 12 valandų nuo 11 iki 11 vakarais. Nuo 11 ryto iki 11 vakaro. Ir mes visą laiką gerdavom. Mes baigdavom darbą 11 valandą. Mes šokdavom, nubėgdavom iki dušo, karočią, nusiprausdavom, persirengdavom, kol antras prausėsi, pirmas jau iškviečia boltą, tada šokam į boltą, važiuojam į centrą, varom į Ražę, sėdim Ražę iki 4, tipo gerim kimarinam, tada šokam į taksą atgal, grįžtam namo, išsimiegam, 11 vėl tas pats, tipo, ir varom. Ir šiaip labai smagu buvo, man patiko dirbti, man patikdavo labai šaika gera, barmenas buvo labai juokingas, nuvaro vadovas, buvo labai juokingas, griliaus šefai belia kaip juokingi buvo. Virtuviai, karočią, šefas irgi labai juokingas buvo.
turėdavom tokią indų plovėją, kur tik tai rusiškai šnekėdavo, bet labai visi klausydavo jos. Turėdavom tokį apsauginį, kuris atrodo tarnavęs ilgiau negu jam metų, yra tipo žiauriai fainas, kietas, labai nuoširdus, dar su tokiu savalkietišku akcentu. Tai Jonai, jeigu kas nors atsiųsit Jonui, tai linkėjimai, myliu belekaip. Tai žiauriai smagu, man ta patirtis, sakau, be galo patiko. Peiznot maistą iš lėkščių. Taip. Aš nežinau, kaip kiti barmenai, bet mes bent jau su bičiuliu tą darydom tikrai. Jeigu, pavyzdžiui, kas nors parneša pusę picos, arba ten kokios keptos duonos, arba bulvių, arba va tokių dalykų, žinai, ten tipo... Friškės daugiausiai ten steikų nedamušinėdavom, nebent jau žiauriai gerą kokį nors antrekoto, atneša antrekoto, net nepaliestą, žinai. Tai seniai, mes ten keturiese suliekam. Čia džiaspotas būdavo, kai atneša virtų. Tas steikas ten kainuoja, žinai, nu, tipo 3-5 eurus. Taip. Ir jis yra tikrai žiauriai gerai padarytas. Labai patiko ir dėl to, kad užsidirbau tų pinigų ir važiavau dirbti su savo geriausiu draugu iš mokyklos, žinai, tai... Mums labai patikdavo, mes ten gyvendavom, mes pirkdavom iš baro dėžėm vyną. Pirkdavom iš baro dėžėm vyną, 6 bonkės 2 eurų kainuodavo. Ir mes lakdavom po 2 bonkės to vyno per vakarą. Ir žiauriai smagu būdavo, organizmai jauni, išgeria 2 vyno bonkės, jokių pagirių nieko. Į kopas varai Jo, paskui ten didelė infrastruktūra, ten yra tipo kempingas, viešbutis, ten yra tipo restoranas, karočią. Tai mes ten paskui su kambariniam pradėdavom gerti, kolint, žvengti. Paskui būdavo susėda visi, absoliučiai visas kempingas geras, susėda administracija, susėda visi šefai, griliaus šefai, ten virėjos, valytojos. Bet tai pas jūs labai draugiški buvo, nes... Jo, mes labai gerai suėdom, ta prasme, visas vaibas toj vietoj, kur aš dirbu, buvo žiauriai geras. Labai. Aš tik kiek dirbdavau padavėję, visur virtuviai būdavo nesveiki žmonės, psichiškai. Pas mus irgi būdavo, bet mes visi būdavom savotiškai psichiniai, žinai, mes visi būdavom, ta prasme, mūsų tas, visi mes ten išprotėję, žinai, bet, ta prasme, mes labai gerai vaibinavom, labai gerų charakterių prisižiūrėjau, ten visokių personažų, žinai, tai man tas labai padės tam labai paskui. Jo, aš manau, kad padės, aš norėčiau netgi vieną dieną padaryti kaip The Office, va tokį mockumentary serialą, bet apie padavėjus. Nes ten tie gerų charakterių būna tokių, žinai, kurių kaip mes, kur atvažiuoja, pavyzdžiui, 18-19 metų, bet yra ir tokių, žinai, kur tipo kiam metų padavėjam, kur žino visokių triukų, žino visokių slaptų dalykų, žino ten kaip, atsimenu, mane mokino, kaip reikia vyno bonkę atidaryti, tipo, žinai. Sako, matai, trauki lėtai, ir turi vyną atidaryti be garso. Sakau, kodėl? Sako, nes jeigu atidarai greitai, sako, vynas gauna šoką. O sakau, kas būna, jis tada negauna sprendimo padaryti greito kažkokią. Kažką tokio pasakau, stovi mane žiūri. Eik. Pas mane visiškai nesveiki būdo žmonės virtuviai. Aš atsimenu, mes dirbom, žiauriai karštą, 13 valandų 14 dirbi ir tu turėdavai maldauti virtuvės, kad tau padarytų valgyti kažką. Nes tipo įskaičiuotas maistas būdavo, nu, kad tu turėjai gauti maitinimą ir mes įdom, prašau. O jiem irgi užpisa daryti. Stovėdam prie tų durų, per tą langelį žiūri. Nu, pažiūrėk, kaip tos bukučiai atrodo. Man tai patinka, žinau. Wow. Man tai patinka. Ar aš ledovas? Ledovas visiškai. Ar išmoku sakyti komplimentų? Nu, tu kol kas tai pakartoji tik tai, ką aš tau sakiau, tai aš nežinau, ar čia jau per daug aš tau žvaigždučių duočiau, bet, nu, labai žinau gerai godą, tai tu nesi, nėra, kad abi kairės rankos. Aš tik biškiautis tokia gerai. Tai aš manau, kad tavo rankų motorikos tas neįtakoja, gal tai čia tiesiog tavo... Žinai, kaip būna autistukai, tipo, kurie jie žiauriai gerai daro kažkokį vieną dalyką, bet visur kitur. Taip, tu žiauriai gerai su skaičiais, bet nemoki užsisakyti. Tai va tokie dalykai. Taip, tu gali. Jaučiu garsiai kartoja savo užsakymą, kad neužsikirstum. Žinai, kur tokį turi turėti kažkokį keistą dalyką. Oi, to amfetamino ant galvos. Labadiena, podcastą remia gaidys. Mes, pavyzdžiui, bazarė, tai mes užsidedam visą laiką disclaimerį, kad čia tik nepagalvokit, čia viskas yra komedija, žinai. Taip. Viskas yra išgalvota. Nu ir mes ten būna pasakom, kad laidą remia LSD, nu, tipo, bet tai čia akivaizdžiai yra prikolas, žinai. Nu taip, koks LSD remtų jau su bazarė. Bet jeigu tu ten sėdi, tipo, Laisvės TV gal nelabai gali sau leisti tokių dalykų, nes ten šiaip gal rimtesnis projektas ir jisai, nu, yra, tipo, nu, ten, nu, kitoks tas projektas, žinai. Pas mus čia galim sau leisti biškai paišdykauti, nes esam jauni ir karšti ir nesąmonės galim daryti visokias. Aš manau, kad aš tai labai džiaugiuosi va šituo, ką aš dabar turiu, nes aš žinau, kad vieną dieną galbūt jau aš nebegalėsiu taip dūkt, kaip dabar, žinai. LSD gali sukelti priklausomybę. Ja, blet, kaip tau gerai. Balsas kaip iš to, kur, tipo, lošimų automatai. Čia Ramunė Vanzenė ir 200 sekundžių informacijos. Nežinau, kaip uždirbti šito pinigus. Turėjau papinigio vieną kažkokį gerą prieš man. Dabajobas. Tu gali turėti tobulas pauzės, pavyzdžiui, kvėpavimą, tipo, sudėliojimą žodžių, žodyno pasirinkimą.
Bet jeigu tu neturėsi tiesiog panašaus balso, nu nebus geras tas impressionas, žinai. Jo. Tai man tiesiog su Maibaku gerai, nes aš padarau taip, nu, kauš. Ir tada iškart labai lengvai gaunu. Aš biškį nuleidžiu tipo ir viso. Bet aš iš tavęs esu paėmu šitą. Ja. Aš žiauriai greit paėmu iš žmonių kažkokius pasakymus, kažkokias frazės ir aš net bijau kartais bendrauti su žmonėm, nes aš pasiimu labai. Aš namuose, tarkim, sėdžiu ir visai esu. Kročia. Čia mano yra dabar. Tai pas mus būna, kad žinau, kad šitą visiems esu įdėgęs ir aplinkui mane daug žmonių yra, kur tipo iššokai mašiną ir tipo... Nu, kur užspaus gazą. Bleve, čia visiškai nerealu, nes čia lygiai toks pat. Tai aš esu, nu tiesiog man taip, nežinau, talentas čia turbūt, kad man labai panašiai gaunas padaryti. Ir aš džiaugiuosi, ir netgi aš atsimenu, kad man kažkas parašė, netgi rodė, gal netgi pats Katleris kažkur buvo užsiminęs, kai kalbėjom, kad jie darė pasikalbėjimus, darė nesiaukite su Jankevičiumi ir Katleriu. Taip. Ir numeris vienas komentaras, man atrodo, iki šiol yra po to podcastų, kad Nedas Zimantas daro geriausią Maibaku parodiją, tipo impression. Tai man, kaip jebanam pieniui, kaip jebanam niekam dar kol kas. Čia yra visiškai. Man čia yra didžiausias komplimentas, kad žmonės po tokių gigantų turinių rašo, kad aš kažką darau gerai. Tai tiesiog iš ar Nedas Zimantas žiūri gerai nori. Ir man tiesiog, tipo, žinai, man patinka, tas Maibakas, žinai, nu, tipo, jisai be abejo, jis daro begalę blogų dalykų gyvenime ir aš suprantu, kodėl žmonės gali jo nemėgti, bet man jis nuoširdžiai labai juokingas yra, man objektyviai labai juokingas, man juokinga, kokius žodžius pasirenka, man juokinga, kaip jisai tas pauzes sudėlioja, tu niekada nežinai, ko iš jo tikėtis, žinai. Ir aš manau, kad tokiu asmeniu, kol mes jį turim viešoje erdvėje, reikia džiaugtis, žinai, ir tipo, nu neimkit gal iš jo ten gyvenimo patarimų kažkokių. Nu, aišku, priklauso, kokie jie būtų, jeigu ten sako, kad reikia dirbti ir mokytis, tai galit paklausyti, bet sakau, man jis juokingas, man patinka, sakau, aš nenoriu, jau jaučiau vienu momentu, kad buvau pradėjęs gal biškį perspausti ir nenoriu užsižaisti su tuo, bet man, žinai, nu, I do that shit well, tipo, tai man dabar išmest gerą dalyką, aš manau, kad irgi būtų biškį nuodėmė, nes yra eilė žmonių, kuriem nuoširdžiai patinka žiūrėti, kaip aš padarau ten tos. Aš dar atsimenu, kad TikTok'e buvo tavo, kaip tas žodis yra? Doppelganger. Žodis. Antrininkas. Antrininkas. Žodį, tu pamiršai žodį antrininkas? Taip. Gerai, su ko sriubą valgyti reikia? Su įrankiai. Pasirinktų įrankį. Gerai, kas gali sugesti šaldytuvę? Lemputė. Produktas koks. Goda, tu tikrai spektrė. Tu spektrė esi. Nežinau, aš matau daug tų žmonių, kurie atrodo įdėję daug laiko valandų, kad suprastų kažką labai gerai ar išmoktų kažkokį dalyką ir jie nelaimingi būna. Ir tada tu pamatai kokį nors čiuvaką, kuris daro pakankamai paprastą dalyką mūsų akiai ir yra laimingas, žinai, ir tipo... I would rather have that. Man geriau yra... Jo, absoliučiai. Nes kai tu durnas, tau neskauda, tipo, tau nesvarbu, yra tu laimingas, tik kitiem nefainai. Yra ir tokių, žinai, kad visų žmonės kabina, tipo, bet aš manau, kad mano požiūris bent jau dabar, va taip, dieną po dienos einant per gyvenimą, yra tiesiog, aš norėčiau per dieną nejausti nerimo, depresijos ir džiaugtis to, ką darau. Ir man atrodo, kad čia toks pakankamai geras pamatas yra, kad tavo dienos eitų džiugiai. Mano panašus tikslas. Bet biškėkimba ranka dabar. Lipni ranka. Ai, apie tavo norėjau antrininką paklausti, ar tu jas suradai, ar tęsiasi istorija? Taip, mes netgi turim bendrą nuotrauką su juo kartu. Pažiūrėkit, mergina, žodžiu, visiškai atrodo lygiai taip pat kaip Nedas Zimantas. Žiauriai panašiai, tikrai labai. Pala. Čia tipo tokį gaidosa. Dėbosa. Tai yra jauna mergina iš Šilutės, man atrodo, jinai buvo atvarius netgi mūsų pasirodymą, kažkada mes turim bendrą nuotrauką, kur šalia stovim, tipo. O tu realybėj, kai ją pamatai, irgi lygiai taip pat panašyta? Aš realybėj, žinau, kažkaip neužfiksavau šito labai. Bet toj nuotraukui, kur žiūrėjom, kur mes stovim vien šalia kitą, tai biški matosi, žinau. Bet aišku, žinai, mes ten jau išeidinėjom prie ten grupės žmonių prie mūsų, su visų mes ten su trupė dar stand-upinom tada. Nusifotkinom, žinai, ir išbėgom ir paskui, vat, kai žiūrėjau tą nuotrauką, kai analizavau, tipo, nu, buvo tikrai toks, kaip plemba, tipo, labai panašu. Tam TikTok, man išmetė TikToką tos merginos. Tai belekai panaši. Nu, mano Harė. Visiškai lygiai taip pat. Mano Harė, visiškai. Atsimenu, yra dar vienas video, kur čiuvakas su tokiu
geltonų mėgstinių batus nusiminėja irgi per farus rėkia. Ir aš tą video pamačiau atsikėlęs po blackouto. Tipo, aš neatsimenu net kaip namo grįžau. Ir aš pamačiau tą video pirmą man atsiųstą. Ir aš pagalvojau, kad ten aš, o ten bičiukas rėkia, tai nusimsiu tos batus. Bet čia tu galėjai būti. Aš sėdžiu galvoju, blėt, gali būti, kad čia aš buvau, žinok. Prisivygiau. Paskui pažiūrėjau, tipo, rūbai, blėt, ne mano, tipo, žinai. Bet jeigu būtų su juodu džempaku sėdėjęs ir mėlynais džinsais, nu, tipo... Aš visiškai, žinai. Tai yra žmonių, šiaip, kur labai daug turi savo antrinų. Jo, tai aš manau, kad mano tiesiog gal nėra tokie labai kažkokie ryškus tie skiriamieji bruožai. Aš pakankamai toks paprastai atrodantis vaikinukas. Tai dėl to ir būna, kad atsiranda, žinai, ir vaikinų, ir merginų. Ilgas kaklas. Nebuvo būtina pabrėžti, bet ačiū. Tai išskirtinesnis toks bruožas tavo būtų. Jo, žinai, kai sakoma, ilgas kaklas, durna galva, blėt. Fainai, ne, pabuvom? Jo, man patiko. Fainai. Ar grįžtum? Nu, tai turbūt ne iš karto, nes reikia palaukti, kol plaukai užaugs. Aš manau, kad galėsim apie antrą epizodą irgi pagalvoti. Updatinsim. Man buvo be galo smagu. Man irgi. Gerai, outro, mes profesionalai. Outro, taip. Ačiū, kad žiūrėjot šitą epizodą su Nedu Zimantu. Pafollowinkit Nedą Instagram'e. Ačiū labai. Visiems dar trūksta sėkmės. Ačiū labai visiems, kad žiūrėjot. Pafollowinkit ir Godą Instagram'e. Sekit viską, ką daro Goda. Manau, kad jinai labai perspektyvi ir talentinga mergina, kuri dar daug padarys ir daug pasieks. Taip pat būtinai palaikinkit šitą video, prenumeruokit kanalą ir susitiksim kitose epizoduose. Tu nesusitiksi, aš susitiksiu su jais. Tai gerai, man išėjai. Ata žodžiu. Čia bambino, sorry, tavo papai istorija.